Laba diena. Sveikinuosi iš studijos Tautos forumas. Šių metų birželio 3 dieną sukanka 38 metai, kai buvo įkurtas Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Ši persitvarkymo grupė kėlė viešumo, demokratijos, Lietuvos suvereniteto stiprinimo idėjas. Apie šį istorinį Lietuvos pasirinkimą politinėje autobiografijoje ir kas iš jos liko dabar, pakvietėme čia į studiją pakalbėti filosofą, politologą, humanitarinių mokslų daktarą profesorių Vytautą Radžvilą ir politologą, socialinių mokslų daktarą Algimantą Jankauską. Maloniai prašom. Taip, tai klausytojams priminsiu, kad 38-ojo sąjūdžio gimtadienio proga kalbamės profesoriumi Radžvilu tema, kiek kartų gali atgimti tauta. Palyginom pirmąjį XIX amžiaus pabaigos atgimimą su antroji 20 amžiaus pabaigos. Antrajam atgimimo impulsą pradžią davė Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Jūs buvot sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, dalyvavot iki sąjūdiniai veikloj, buvote sąjūdžio pirmeivis. Kaip prisimenate tas istorinės dienas 1988 metų birželio 2, birželio 3, birželio 3 laikoma simboliškai Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio gimtadieniu? Kaip prisimenate, jūsų atminty liko šios dienos? Na, pirmiausia, turiu pasakyti, kad man neitin patinka prasidėjusios varžybos dėl sąjūdžio lauro. Jos irgi yra ne tik nesveikų ambicijų, bet tos pačios svarbiosios tautinės ir valstybinės sąmonės požymis. Kai kalbame apie sąjūdį, ginčiamasi, kas jį sukūrė. Kodėl jis buvo toks, o ne kitoks. Bet mano pagrindinis įspūdis buvo keistai panašus į tai, ką dažnai pajuntu šiandien. Prieš sąjūdį, turbūt abu atsimena, vis dėlto net ir Sovietų imperijos užkampyje, kuris buvo Lietuva, prasukusius dantis valdžia vis dėlto šiek tiek atleido varžtus. Visi prisimename, kurie buvome tų įvykių dalyviai, tas nepabaigiamas viešas diskusijas, kurios vyko Žinijoje, paskui Dailininkų sąjungoje, galų gale Gaublį profsąjungų rūmuose. Buvo be galo daug kalbama, nepaprastai daug kalbama. Taip pat buvo daug visuomeninio aktyvizmo. Iš tikrųjų buvo šaunios ekologinės, paminklosaugines, kalbosaugos iniciatyvos. Pradėjo išeiti ir kritiškesnių straipsnių. Bet aš puikiai atsimenu, kas tuo pat metu vyko. Ir tai panašu į šiandien. Visi tie dalykai
kaitina atmosferą. Bet tas kaitinimas buvo ypatingas. Tai buvo vilties ir bejėgiškumo lydinys. Nes vieni paniro į šito kalbėjimo stichiją ir galėjo atrodyti, kad jie šnekėtų be galo be krašto. Iki 2500 metų. Kita vertus aiškėjo, ar turėjau šiek tiek tokių asmeninių patirčių. Susitikus su valdžia, jie leisdavo kalbėti, išsikalbėti. Dėl tų paminklų, dėl viso kito. Žaidė viešumą ar demokratiją. Jau mandagus, malonė šypsenas, bet niekas nejudėjo. Ir kodėl nejudėjo? Todėl, kad turbūt visi pasąmonė jautė, kad pajudėti reiškia pradėti labai pavojingą žygį. Todėl, kad visos tos iniciatyvos buvo vertingos, bet esama situacija, kad jos savaime įsikvėpė arba atveda į aklavietę, paprasčiausiai todėl, kad klausimus, kurie savo giliausia esmė yra politiniai, mėginama išspręsti būtiškai. Paprastas dalykas. Tas pats lietuvių kalbos statusas ir padėtis. Tu pamėgink graudenimais apie prastėjusią lietuvių kalbos padėtį, pakeisti imperijos politiką, kurios kryptis buvo visiškai aiški. Lietuvių kalbą nuosekliai metodiškai stumti iš visur. Ir kaip jau esu ne kartą sakęs, panašiuose pokalbiuose, jau brendo visiškai rimti ir realūs planai, galiausiai mokyklose pereiti prie visuotinio mokymo rusų kalbą. Ką gali padėti tokie graudenimai? Lygiai tas pats vyko ekologijos srityje, paminklosaugos srityje. Atsimenu, pavyzdžiui, tą patį pastatą Tilto gatvėje, kurį taip šauniai gynė Ozolas, bet supranti, kad tu gali apginti vieną kitą objektą, iškovoti vieną kitą smulkmeną, bet esminė politika, kurios gelminė, aišku, viešai neįvardyjama nuostata, buvo Suslovo tezė Lietuva be lietuvių, kad šita politika yra vykdoma. Bet sukilti prieš tokią politiką jau reiškia iš tiesų sukilti. Nesu Žemaitaičio, pavyzdžiui, gerbėjas, bet turiu pasakyti, kad sunku buvo susilaikyti nesikvatojant, kaip dabartiniai Lietuvos propagandininkai ir politikieriai pasipiktino, kai jis pasakė, kad Sąjūdis buvo sukilimas. O kas galėjo būti sąjūdis, jeigu nesukilimas? Kitas dalykas, kad tas sukilimas turėjo savo specifiką. Sukilimas nebūtinai turi būti su ginklu. Jis neprivalo būti ginkluotas. Sąjūdis buvo, be jokios abejonės, kaip mes mėgdavome didžiuotis, ir tai beje buvo labai svarbu politiškai, demokratinis teisinis kovos kelias. Vakarams tai labai patikdavo. Bet jo giliausia esmė tai buvo atsikratyti šitų suvaržymų, kurių niekas geranoriškai net neketino pašalinti. O kad tai buvo sukilimas, beje, kas įrodo, yra neatremiamas argumentas. Sausio 13. Sausio 13, jeigu tai vertini giliau, buvo
lietuvių nacionalinio judėjimo ir tautos sukilimo prieš sovietinę imperiją jau ginkluotas taškas. Mus žudė. Ir kodėl tai nevirto ko nors daugiau? Paprasčiausiai dėl palankios tarptautinės konjunktūros. Jeigu Gorbačiovas nebūtų prisibijojęs vakarų reakcijos įvairių labai prastų padarinių, viskas būtų panašiai į XIX amžiaus sukilimus ir kitus dalykus. Kad būtų buvę kraujo mažiau, tai būtų lėmusi tik viena aplinkybė, kad mes buvome neginkluoti. Jų persvara buvo milžiniška. Bet kad tai buvo būtent sukilimas, įrodo pats mėginimas numalšinti ginklu, šaudant į taikius žmones. Beje, šitą faktą, kad mes tai buvo sukilimas, pripažino ir Vytautas Landsbergis. Todėl labai juokinga yra skaityti šitos pasipiktinimo balsus, kai užtektų pacituoti Vytauto Landsbergio žodžius, kad tai buvo sukilimas. Ir šiuo atveju aš jam pritariu. O darytumėt skirti sukilimas ir revoliucija? Be jokios abejonės. Antrasis atgimimas paprastai įvardyjamas kaip dainuojanti revoliucija. Tai sukilimas yra kova prieš kažką. O revoliucija jau apima ir... Taip, be jokios abejonės. Vidinį pasikeitimą žmonių. Prie to mes dar galėsim grįžti. Taip, šita revoliucija baigėsi, sakykime, taip, kuklokas rezultatas. Revoliucijos iš tikrųjų nebuvo. Bet tai buvo, žodžiu, sukilimas. Taigi, nuojauta, kad reikės kažko panašaus, tvyrojo ore. Bet sukilimas todėl yra sukilimas, kad tam reikia pasiryžti. Todėl, kad visi žinojo, kokie bus padariniai. Ir sąjūdis, giliausia to žodžio prasme, aš sakyčiau, buvo išgimdytas ar net iškankintas. Juk jau birželio 2 dieną turėjo kažkas įvykti, bet neįvyko. O kodėl neįvyko? Na, pritrūko to ryžto ir valios. Neatsirado kas nors, kas pakiltų, pasakytų, kad galų gale kažką darom. Organizuojamės ir stosim mūšinę. Tai beje, birželio 3, ne pagal scenarijų klostėsi. Birželio 3 galiausiai buvo, galima sakyti, tam tikrą prasme išprovokuota. Ir tai rodo ką? Kad daugybė žmonių šito troško. Ta salė tiesiog kunkuliavo aistromis. Bet pereiti nuo aistrų žodžių prie veiksmo, ypač tokiamis politinėmis sąlygomis, yra nežmoniškai sunkus dalykas. Mano asmeniniai atsiminimai yra tokie. Aš turėjau labai tvirtą įsitikinimą, kad dabar yra vienintelis šansas. Ir arba mes to šansų pasinaudosime, arba ne. O mano įsitikinimo priežastis buvo labai paprasta. Būtent šitas minėtas dvilypis jausmas. Toliau taip tęstis negali. Kiek mes galim kalbėti ir nieko nedaryti. Todėl salėje, kai vyko šitos aistros, aš paprasčiausiai vyliausi. Nes iki paskutinės akimirkos, kol nebuvo pasakyta, kūrėm kažką, nebuvo tikra, kad tai bus. Aš vyliausi. O svarbiausia, tokiais atvejais, čia neužtenka net vienam išeiti ir pasakyti. Turi
būti dar momentas, į tą momentą reikia pataikyti, kad tie žodžiai surezonuotų. Ir pavyzdžiui, dėl tos priežasties, aš nežinau, ką turėtų daryti istorikai, bet Sąjūdžio, sakykim taip, kibirkšties įžiebėja, tikrai įžiebėja, aš laikyčiau Auksę Aukštuolinę. Moteris, kuri garsėjo ekscentriškų elgesių, buvo laikoma keistuolė, aš dabar nenoriu į tai gilintis, bet ji tikrai turėjo pajautą ir rėžė tokią kalbą, kur nebuvo jokios politologijos, jokių rafinuotų argumentų. Bet ji tiesiog iš esmės pasakė, kiek mes galime elgtis kaip mulkiai ir bailiai šitokią valdžios apčiai mokytis. Bet salė, dalyvaujantis ją išbalsavo. Taip. Taip. Ji nepateko į iniciatyvinę grupę. Maža to, daugelis vėliau Sąjūdžio didelių žmonių atsivengė bendrauti. Formalus pretekstas buvo tai, kad jį įkyri ir sutinku, kad kai užmegzdavo pokalbį, kartais tikrai pritrūkdavo laiko ir reikėdavo mandagiai atsiprašyti, nutraukti. Žmogus turėjo šitą trūkumą. Bet tai, kad ji buvo išbalsuota, tai iškalbinga. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad visi tie savisaugos mechanizmai veikia. Ir reikėjo apsispręsti, kaip elgtis. Net pavyzdžiui, išrinkus į iniciatyvinę grupę. Mes nuėjome trumpai pasikalbėti į tą vadinamąją mažąją salę. Tame susirinkime dalyvavau su bičiuliais iš jaunimo paminklausaugos grupės. Vienas iš jų pasakė kalbą, kur pasmerkė Molotovo-Ribentropo paktą. Jis nebuvo išrinktas į iniciatyvinę grupę, bet įdomus dalykas, tuo metu, kai mes kalbėjomės, būsimoji iniciatyvinė grupė, pamažu susipažinome, nes ne visi asmeniškai buvo pažįstami. Tai mano bičiulių būrelis išeidinėja iš mokslo akademijos ir juos pasitinka pečiuiti vaikinai, ištisa gauja. Prieina prie to bičiulio, sako, einame pasikalbėti. Ir tada, kadangi buvome būtent kompanija, prie jos stojo visi mūsiškiai, sako, einam. Kieno? Tie atstojo. O sąjūdinės dvasios pradžia. Taip. Tiesiog buvo tikros sąjūdinės dvasios pradžia. Nes galima sakyti, kad tai buvo jau Sąjūdžio gimimo akimirka, pirmas susirėmimas su sistema. Nes šitie jaunuoliai buvo be abejo specialiai parengti, apmokyti ir apmokomi sistemos žmonės. Teroristai. Grįžtu namo, prasidėjo įdomus dalykai. Nežinau, kiek kartų tą naktį skambino telefonas. Pakeli ragelį, kaputėlą. Moralinis, psichologinis teroras. Taigi šitokia dvasia buvo sąjūdinė reikalinga iš pat pradžių. Ir manyčiau, kad tą naktį reikia apsispręsti. Nes būna kaip? Iš pradžių dalyvauji didžiuliame būryje. Mokslo akademijos salėje buvo minia. Entuziazmas. Esi išrinktas iniciatyvinė grupė.
esi jau jos narys. Bet tikrasis atsisprendimas prasideda tada, kai tu sužinai grįžęs namo, kas įvyko tarp mano bičiulių ir tų pečiųjų tų piliečių. Kai prasideda telefono skambučiai ir supranti, kad tai rimta. Taigi galutinis sprendimas privalo būti racionalus. Ir tai yra neišvengiama. Tai štai manyčiau, kad dėl tos priežasties sąjūdyje iš pat pradžių jau ir buvo, sakykime taip, užprogramuoti būsimojo skilimo ir daugybės negerų dalykų pradėti. Kova už laisvę niekada negali būti saugi. O kodėl primiktinai sakau, kad tą patį mes turime šiandien? Pažvelkime į tas mūsų vadinamasis patriotinės politinės jėgas. Viskas iki skausmo pažįsta. Jie visi sako, mes už lietuvių kalbą, už pagarbą istorijai, už imigracijos stabdymą, už prigimtinę šeimą. Bet argi nėra akivaizdus panašumai su praėjusia epocha? Jų galiausiai egzistuoja tūkstantmečių žinomi imperiniai tautų naikinimo principai. Ko siekia kiekviena imperija? Nesvarbu, kokia ji būtų. Ar į tave užkariavo ant arklių kaip mongolai, ar tankais, ar kitaip. Ne čia esmė. Imperija siekia, kad jos valdose niekada neatsikurtų tautų valstybės. Ir yra seniausiai išmėginti ir patikrinti prevencijos metodai. Kaip tai užkardyti. Taigi, ką visais laikais darė imperija? Pirmas dalykas – išskersti arba perkelėti kuo toliau iš gimtųjų vietų vadinamai tautos elitą. Sąmoningiausius, aktyviausius žmonės, kurie gali būti pasipriešinimo branduoliu ir potencialaus sukilimo vadais. Kita priemonė – atskiesti be abejo vietos gyventojus, buvusios valstybės gyventojus, naujakuriais. O tai daroma dviem būdais. Arba į tą valstybę atkelinėjami svetimšaliai, vadinamieji imigrantai. Arba, jeigu įmanoma, tai didelė dalis tos valstybės tautos paprasčiausiai deportuojama. Kas nors nepažįsta? Pažįsta. Lygiai taip pat kiti dalykai. Istorija. Imperijos leidžia tautoms turėti savo religiją, dažniausiai išpažinti savo dievus. Kultas, viskas gali išlikti, bet ir tai tam tikromis ribose dažnai. Bet tai toleruoja. Tačiau jokia imperija neleidžia, kad tautų atmintyje išliktų jų pasipriešinimo lyderių ir vadų. Pavyzdžiui, mongolai tą meną ištrinti atmintį buvo ištobulinę iki beprotybės. Sukompromituoti, dar geriau iš viso iki galo ištrinti iš atminties. Tauta turėjo savo valstybę, savo valdovus, gal labiau savo didvyrius. Todėl istorija tai rašinėjo. Taigi, viskas pažįstama. Ir tada retorinis klausimas. Jeigu prieš 38 metus, kaip kalbame, su mumis darė tokius dalykus, mes reagavome galiausiai arba atsakėme tiksliau sąlyčių. Nesupratome, kad pavyzdžiui, tu gali, nes tai buvo galų gale ir jau toleruojama, netgi tam tikrą prasme leidžiama, rašyti, pavyzdžiui, straipsnius, kad tremtis buvo žiaurus dalykas. Arba galėjai parašyti straipsnį,
pavyzdžiui, apie tai, kad partizaninis judėjimas, vis dėlto buvo ir savotiškai neišvengiama reakcija, aptakiai į stalinizmo kraštutinumus, taip toliau. Tokie straipsniai pamažiukai skynėsi savo kelią. Bet ar buvo galima tokiai imperijai paprasčiausiai pastatyti paminklą, tarkime, Romanovskių bankui? Ar buvo galima pastatyti paminklą kad ir tam pačiam Vytautui, nors laikai buvo seni? Tiesa, Perlojai leido laikyti, dar nenugriauti. Tai čia yra šitokia logika, kad yra dalykų, kurie yra, galima sakyti taip, praktiniai, tautiniai, valstybiniai jausenai išlaikyti. Ir jokia imperija šitų dalykų netoleruoja. Jinai stengiasi užkirsti kelią bet kokiam atgyvybei. Taigi, dabartiniai situacijai viskas kartojasi. Lietuvių kalba, prašau, gauname diakritinius ženklus. Ar gresia pavojus? Vyčio niekas neleidžia pastatyti. Sporto rūmų perspektyvos daugiau negu miglotos. Visi tie dalykai vyksta. Tai kiek galima apie tai kalbėti ir graudentis, kad visa tai vyksta? Priėjom ribą.